Sveiki, draugai, bičiuliai. Na ką, vakar, aišku, tokią laisvesnę dieną pasėmiau, truputį reikėjo atsipūsti, išvažiuoti į žvejybą, biškį galvą perkrauti, kaip sakau, tai grįžęs, biškį pavargęs buvo, tai aišku, žuvies pagavom, labai smagi diena buvo, tiesiog, bet oras, gamta vis tiek daro savo, per daug degonės, tai kitaip. Ir, aišku, grįžęs nebesulaukiau 10 valandas, vis dėlto užmigau anksčiau. Žiauriai pailsėjom, galėsim toliau dirbti, toliau blaivę galvą, kai sakant, pravedintum mintim, kažką kurti, kažką daryti. Ir ką norėjau pasakyti, vakar buvo 3 išprotėję aukcionai paleisti ir dabar noriu parodyti, ką jūs laimėjote. O laimėjote, tai vienas žmogus net 2 aukcionus laimėjo. Tai nuo to ir pradėkim. Tai buvo pirmas aukcionas, va toksai peilis. Jis šiaip iš tikrųjų Japonuose šitas modelis skirtas būtent prie žuvies dirbti, bet aš manyčiau, kad jis daug kur tinka. Galima ir taip pjaustyti, su juo ir taip pjaustyti, galima tiesiog naudoti pilnai virtuvėje šitą peilį. Žodžiu, va tokį peilį laimėjo žmogus, kuris statė ant pirmo aukciono. Sekantis, nu ką čia turim? O turim, opa, tokį peilį. Peilis galima naudoti į gamtą, galima naudoti į žvejybą, galima ant sienos pasikabinti, toks universalesnis, gražus, labai gražus, man jis tai be galo gražus. Dėklas odinis, patogus, stora oda, natūrali oda, o peiliukas toks. Matote? Tikras gražuolis. Belia kaip, rankena patogi, pasiėmimas, 3 sluoksnių sukaltas. Šiaip, labai fainas, gražus peilis. Tiesiog, nežinau, va matas centrinė dalis. Tiesiog kosmosėlis toks. Tai vienas žmogus laimėjo šios 2 peilius aukcionuose. Ir, kaip sakau, vis dėlto trečias buvo pačius triausias ir kurį nusinešė pigiausiai. Tai va, trečias aukcionas. Mažiausia dėžutė tokia, ploniausia, bet užtat čia rimčiausias peiliukas. Taip, rankų darbo Japonas, turintis centrinę dalį chromakso plieno ir bele kokį kietumą. Tai yra 65-66 Hz. Lengvumas jis nesveria net 100 gramų. Kosminis peiliukas, pardavimas gana nemažas buvęs ir tiesiog žmogus laimėjo už žiauriai gerą kainą. Tai sveikinam laimėtojus. Manau, buvo gal ne tiek ir dėl peilių, bet ir dėl įdomumo buvo žaista. Ir sėkmės jums.